jokiais būdais neimti jokių narkotikų. Sveiki, su jumis vėl laidelė pasikalbėjimai prie sūrelių. Ir pas mus atvyko iš Didžiosios karalystės, iš už jūrų marių, ponas Sinkevičius, kuris dirba svarbu darbų politikoje kartu su dėdėm ir dėdienėm, su šiaip žmonėm ir su Gražuliu ir Tomaševskiu. Aš žinau, kad čia rimti žmonės susirinkam, aš rimtas, jūs rimtas. Tai jūs mane galite kreiptis tu. Labai gerai. Ar aš galiu kreiptis jūs tu? Ne. Ar atvykot į Lietuvą vien dėl šitą interviu? Praktiškai taip. Tai labai daug spaudimo dabar. Kiek skrydis kainavo? Įvairius tos kainos yra, manau, kad tarp 100 ir 200 eurų dažniausiai bilietas. Kokią klasę skrydė? Verslo klase. Aš į verslo. Vis tiek į tokį interviu ir laida žiūrima turėtų būti. Tai galėsi pat gal sūrelį prigriebti, kad atsipirktų kelionę arba dabar suvalgyti. Ir čia labai gerai iš tikrųjų. Tu, Žemaitijos pieno. Klausimas, beveik niekas Lietuvoje nežino, koks jūsų pagrindinis darbas yra ten, Europarlamente. Ar nėra? Nes iš kai kurių atstovų atrodo, kad nėra. Darbo ar atstovų, nes Ir to. kartais taip ir atrodo. Gal jūs turit ant savo pečių perimti tada jų užduotis? Parlamente taip yra, kad dalis parlamentarų jie gali slėptis už tų aktyvesnių ir sudalyvauja tik balsavimuose. Bet tie aktyvesni, tai jiem tikrai darbo netrūksta. Aš pats esu 3 komitetuose, tai ypač kai būna tos komitetų savaitės, tai tų darbų netrūksta. Gerai, ar aš galėčiau gauti vietą ten? Turiu omeny, tau reiks 2 vietų. Nes daug dirbčiau kaip už 2. Arba vietos daug užimtum. Bet ar ten iš tikrųjų sunku patekti? Kad ten, ar užtenka tiesiog? Leidimo. Bet kad išrinktų, ar aš užtenka tiesiog ateit parekot, kad pederastai puola Europoje ir reikia ginti? Vienai vietai užtenkam. Viena iš ten. Gal per daug iš tikrųjų. Gal šitoje laidoje per daug apie politiką šnekam, tai atsiprašau. Tu nori atsiet komediją nuo politikos? Negalima išimti komedijos ir politikos. Aš tiesiog daug išmanau apie politiką. Apie komediją? Čia man arkliukus ir komedijas. Politika gal daugiau. Tas ir mats. Politika. Nes kas realiai politika yra moteriškos giminės daiktavardis. Toks trampiškas požiūris. Labai, labai paprastas. Štai ir paliečiau biškį tik. Priklausote šiaip Demokratų partijai vardan Lietuvos? Su Sauliumi Skverneliu. Ar nėra taip, kad jis partijai užgožė visus ir neleidžia pasisakyti? Na, dėl to aš ir dalyvauju populiariuose laidose. Ar išasfaltavo jūsų gatvių, kai jūs stojate partiją? Ne, pas mane, kadangi Šeškiniai, tai ačiū Dievui jau buvo išasfaltuota. Nors to asfalto daug kur Lietuvoje trūksta.
Šiaip mes šitam sezonui. Padėt gal? Pirštus neuždėlinu kažką. Nu, gal tikrai padėt. O. Ačiū. Mes šitam sezonui turim specialų klausimą, kurį užduodu žuvis. Lašiša. Bet tai nėra lašiša, kaip aš. Turiu paaiškinti, kad nebūtų nesupratimų, kad manęs durim nelaikytų. O kodėl čia lašiša, čia ne lašiša? Jas vardas lašiša, su ilgai. Tai kasdieną išmeta klausimą pro čia. Ir čia užkrenta ir mes ateinam ir paskaitom. Sveiki, Virginijau, aš žuvis, aišku. 2019-2024 metais Europos parlamente, neaiškiai parašyti, buvote atsakingas už aplinkosaugą, vandenynus ir žvejybą. 21 metais mane sužvejojo ir laikydami mane tinkle prie mano akių suspardė mano vyrą ir 7 vaikus. Paskui laive lietė mano intimis vietas, kad gautų ikrą. Ką galėčiau kaltinti dėl tokių dalykų ir ar įmanoma prisiteisti moralinę žalą, pagarbiai lašiša. Ja. Čia žuvis tą prašė? Ja. Nu. Baisu. Manau, kad atsakymas vienas reikia. Turbūt tada lašišai kurti politinę lašišų partiją. Ir pagrindinis jų darbas turi būti drausti žvejybą. Bet nėra lašiša kaip žuvis. Ne. Nu, bet tai politinės partijos irgi kartais yra vienas pavadinimas, o viduje kas kita, tai lašiša tik pavadinimas, o atstovauti gali ir karpius, ungurius, gali ir vilkus. Čia kaip šeimo maršas. Panašiai. O dainuot lašišą moka? Nes dabar gerai eina, kai dainą sudainuoja. Nežinau, dar tik antrą laidą, dar neatsiskleidė gal kažkurie. Bet klausimus rašyti moka. Jo, klausimus rašyti moka. Kaip šiaip vyksta darbas su Europos parlamentu? Koks jūsų tvarkaraštis? Yra tvarkaraštis? Yra. Tai dažniausiai susitikimai, komitetų posėdžiai, delegacijų posėdžiai. Dabar ypatingai delegacijos, kadangi aš priklausau delegacijai su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, tai dabar ypatingai daug diskusijoje kasdieną po naujieną. Ir aišku balsavimai, kurie yra Strasbūre. O vyksta klasės valandėlė? Vyksta frakcijos posėdžiai, jie kažkuom panašus į klasės valandėlę. Kur valgot pyragą kažką? Pyrago nevalgom ir tiesą sakant, gal aš ir po to surelių paimsiu, čia visiems frakcijų ir nuvešiu, nes net ir surelių nebūna. Nelabai yra ten užsienio. Tas yra tiesos. Kas jūsų geriausias draugas iš Lietuvos atstovo? Tikrai ne Blinkevičiūtė. Nes melagė. Tai, kad su visais ten po truputį sutari. Juknevičienė. Pasikalbi su visais po truputį. Tai neišskirčiau nei vieno, kas priklauso labai smarkiai nuo klausimų, kas kreipiasi, tai bandom rasti bendras pozicijas. Palaikot ryšius su visais 8. Nu, tuos, kuriuos matau, nes kaip tu ir pats pradžioj laidos įvardinai, kai kurie yra nematomi. Ar būna, kad pabėgat anksčiau posėdžio ir einat ten vis tiek, ar Prancūzijoje buvot, ar Belgijoje, ir einat valgyt bulvyčių fri, nes ten geras yra. Ne, stengiasi laiką numatyti, kada eini pietaut. Vis tiek nėra poreikio tam, nes ne vienai dienai atvažiavai, tai šiuo atveju čia tas daugiau galioja, kai kažkas susirenka ten vienam kartui, tai išsilaksto pamatyti miesto. Mes tai, kai ten būnam, gal net per dažnai.
vis tiek valgot iš mūsų pinigų, tai galit bet ką valgyti. Galima išlaidas nusirašyti bulvytis free. Nežinau, dar nieks nebandė, reikėtų gal pabandyti. Bet tu jau nebevalgiai bulvyčių free. Man patinka, nes free. Žydus. Man visi free dalykai. Tai ir pizzas neleidžia valgyti tam. Pas mus? Net valgykloje yra pizza. Yra valgykla. Tai čia jau kavinė. Šašlyko. Šašlyko. Va šašlyko nėra. Šašlyko nėra. Ne. Nei lašišos? Krem briulė. Nežinau aš. Desertų. Hačapuri. Ne. Ko labiausiai pasilgstat, kai būnat išvykęs į darbą? Kai būnu išvykęs į darbą? Ne, tai šeimos pirmiausia, bet ar kai nebūnu Lietuvoje, ar Kai nebūnat Lietuvoje? Kai nebūnu Lietuvoje, tai, tai aišku, vis tiek šeima, draugai, šiaip tas toksai lietuviškas bendravimas aplinka, jos labiausiai pasilgsti. Čia vis tiek toje Lietuvoje taip šilta būtų, visi malonų žmonės, neatšiaurus. Visko. Klimatas geras. Ką šį seka? Taip, kada? Šiaip mėgstat ir krepšinį, ir futbolą, skaičiau Wikipedijai. Kas labiau sekas? Krepšinis labiau sekas, bet, tas sekas, žiūrint kokiais matais matuoja, tai... Taškais. Taškais, tai turbūt krepšinis. Krepšinį daugiau. Tai lengviau. Lengviau mes. Dar tokie visai priešingi sportai. Radau, kad mėgstat veiklų užsiimti numizmatiką. Pinigų kolekcionavimus. Aš nežinau, aš googinau. Galvojau pasityčias, bet kažkas linksmo bus kaip koks nors anime ar kažkas, bet čia nėra iš ko tyčias. Ar čia už tai, kad gal turit žydišką kraują? Nežinau, ar turiu. Bet ne, čia todėl, kad kažkada tai pradėjau, užsikabinau, gavau kažkokių monetų dovanų ir tas patraukė, nes pačiam tuo metu labai patiko istorija, tai kažkaip abu susiejau. Ir tiek. Man tai patinka kolekcionuoti, bet aš, pinigus. Dėl to, kad žydus esu už tai. Bet neturiu didelės kolekcijos, nes lietuvis turi lietuvišką kraują. Tai biškai kertas. Visi mėgsta kolekcionuoti eurus, ten pradeda nuo... Litus jau. Nereikia čia vienai tautai to priskirti. Kiekvienas ne prieš eurų kolekciją turi didesnę. Bet mums savaime gauna. Čia gal nėra blogai. Kur link šių dienų įvykis Europoje eina? Va toks rimtas klausimas. Jau pabaigai. Aš tikiuosi, kad eina link supratimo, kad už savo likimą reikia prisimti atsakomybę pirmiausia patiem ir nustoti tiek galvoti apie save, tiek kartais turbūt kalbėti, kad čia esi kažkoks tai silpnas ir kažko negali. Tai pradėti reikia pirmiausia nuo to, kad visos galimybės yra ir reikia jas maksimaliai išnaudoti. Ir dabar tos nacionalistinės nuotaikos ir ta Europa iširimo slenksčio. Tie nori išeiti, tie nori nebeįsileisti. Vokietija irgi pridarė nesąmonę. Taip, tai čia visų tų tokių nacionalistų fantazijos pasibaigia su tuo, kad nei viena pavienė šalis Europoje negalėtų konkuruoti nei su Kinija, nei su Jungtinėm Amerikos valstijom, labai sunkiai turėtų ką prieš pastatyti Rusijai. Tai mūsų stiprybė ir yra toj mūsų netobuloj, bet vienybėje, vieningoj rinkoj, kaip ekonominiam žaidėjui, galų gale
tą, ką mums pavyko pasiekti, tai laisvas prekių žmonių judėjimas, kad daug kas jau gal net pamiršo, bet smagu yra keliauti tarp valstybių, nestojant pasienio punktuose ir taip toliau. Tai Britai tą labai greit pajuto ir suprato, kai vyko Brexitas. Tai šiuo atveju čia tas argumentas, kur viskas yra tobulintina ir niekada nesibaigs tas siekimas tobulybės tiek valstybės, tiek ES lygmenių, bet mūsų stiprybė tik yra tame, kad mes esam kartu. Nebereikia per sieną važiuojant mandarinų kilogramo iš šiknus susikišti, tai nori persivežti. Ne tik mandarinų. Apelsinų, greipfrutų. Man netrodo, kad per daug visi dabar apie karą šneka, nes dabar toks klausimas, vieni sako per daug, kaip per mažai. Aš norėčiau, kad apie tai būtų kalbama mažiau, bet nėra kitos situacijos, karas vyksta ir tu jo negali ignoruoti. Vėlgi, aš suprantu populistų bandymą viską labai supaprastinti, bet realybė ir būtinybė yra visai kitokia. Ir jeigu tu nesiruoši, čia kaip su buto durim, tu nori įsistatyti šarvuotas duris, gerus langus, galbūt signalizaciją ir jeigu nieks neįsilaužia, tai viskas gerai. Bet jeigu kažkas tai bando laužtis ir tavo suveikia signalizacija ir pro duris neprasilaužia ir spėja atvažiuoti apsauga ir suimti, tai sakai, pasiteisino. Čia. Nes nieks visi apie karą šneka, nieks nešneka apie į karą. Bičius skrido į saulę iš Kretos ir sudegė sparnai. Tokių tragedijų buvo, bet visi pamiršo kažkaip. Knygose dar yra, man atrodo, paskaito graikų mitus. Tai su tokiu pratingu gaidu ir užbaigsim ir dovaną. Būtų pabaigai tai cigaretės Europarlament. Tai nežinau, rūka. Ne. Bet aš manau, galėsit ten... O lašišą rūko aš ją galėčiau palikti. Galėsit parduoti, nes ten užsidirbsit ir prisidėsit prie savo 2 milijardų eurų algos. Tai šį epizodą tiek ir susitiksim netolimoje ateityje, tikriausiai už 2 savaičių. Arba už savaitės, jeigu Patreon'e esate. Virpas. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.